Žina skirtumą iš karto iki 5, 36-41, labai reikalingas tritaškis metimas. Paskutinė šio kėlinio sekundės, paskutinė Hapoel komandos ataka. Avadžobi iš 2 taškų zonos, metimas netaiklus, taigi kėlinys baigėsi, galima sakyti, sėkmingai. Ir netrukus Malcha Arena vėl subanguos ir uždainuos. Dikai Simginsas atrodo pradės trečiąjį kėlinį sėdėdamas ant atsarginių žaidėjų suolelio. Ne pačios sėkmingiausios rungtynės šiam krepšininkui, tiek kalbant ir apie jo indėlį puolant, kuris kol kas yra žymimas 0, tiek ir galbūt ginantis vėluodavo kartais tiek atitverti varžovą arba kečiau pasigrumti dėl kamulio Dikai Simginsas. Taigi ant trečiojo kėlinio starto penketas Vilniaus komandai yra toks: Andrius Šležas, Mindaugas Lukauskis, Aronas Lukasas, Ramūnas Šiškauskas ir Robertas Jevtokas. 5 rezultatyviausi krepšininkai tęsia šią dvikovą ir varžovų penketas Avadžobi, Solomonas, Šeferis, Kozikaro ir Makarti. Čia jokių permainų. Taip kaip ir pradėjo, taip kaip ir dažniausiai žaidžia Hapoel komanda. Savo smogiamuoju penketu pradeda trečiąjį kėlinį Šaronas Driukeris. Dar nedidelė pauzė. Ir dabar atrodo bus galima tęsti rungtynės. Ramūnas Šiškauskas su kamuoliu. Pirmoji Vilniaus Lietuvos Ryto ataka po didžiosios pertraukos. Kurigi komanda naudingiau išnaudojo tą ilgąją pauzę, mes netrukus ir pamatysime. Na, kaip mėgsta sakyti amerikiečiai, pirmosios 5 minutės yra tiesioginis atspindys to, ką komandos treneriai ir žaidėjai nuveikė Rūbinėje per didžiąją pertrauką. Vilius Solomonas. Avadžobi. Ir pražanga Aronui Lukasui. Nebepagavusiam Darono Šeferio. Pirmoji komandinė pražanga Vilniaus Lietuvos Ryto ekipai šiame kėlinyje. Ir išmuša kamuolį Šiškauskas varžovų iš rankų. Išlošdamas keletą sekundžių. Šeferis bando žaisti vidurio puolėjo pozicijoje, bandydamas išnaudoti savo ūgio persvarą ir išleidžia kamuolį dar kartą Vilniaus krepšininkai. Na, slysta šiandien kamuolys kažkodėl tai Lietuvos komandos žaidėjams iš rankų jau ne pirmą kartą, gana taip sunkokai jam pavyksta jį sugauti, o dažniausiai, kas yra blogiausiai, apskritai nepavyksta. Daronas Šeferis. Antra panaši ataka. Šeferis ir Makarti iš 3 taškų zonos. Metimas labai netaiklus. Kamuolį dabar jau pavyksta atkovoti Vilniaus ekipai, nes po keli Makarčio metimo kamuolys net neliečia nei lentos, nei lanko. Sužaista 1 minutė. Trečiajame kėlinyje Aronas Lukasas, Andrius Šležas. Bando atsidengti Šiškauskas, prieš jį Vilius Salomonas. Šiškauskas. Ir pražanga Vilius Salomonui, kuris dar reido pradžioje sukirto per ranką Ramūnui Šiškauskui. Na, matyt, bandys palaikyti tą patį tempą ir tą patį spaudimą, žaisdami tokį intensyvų krepšinį, kiek tai yra įmanoma šiandien Vilniaus Lietuvos Rytas. Ir 2 taškai, kurios pelno Ramūnas Šiškauskas. Pirmieji taškai šiame kėlinyje. 38-41. Šiškauskas pelno 12 tašką savo komandai. Do Kozikaro, dabar jau sunkios akimirkos Andriui Šležui, puikiai gynyba, išmuštas kamuolys be pražangos. Aronas Lukasas ir jam kamuolį iš rankų iškrapšto nepažeisdami taisyklių varžovai. Vilius Salomonas laisvas, netaikliai ir vėl pirmasis prie kamuolio suskumba Vilius Salomonas. Dar vienas reidas ir dabar be pražangos nepavyksta sustabdyti varžovų lyderio. Pirmoji pražanga Ramūnui Šiškauskui vietoj Arono Lukaso, kuris šiandien irgi žaidžia labai banguotai. Dabar į aikštę įeina Simas Jasaitis. Na, buvo neblogų epizodų šiandien Arono Lukaso žaidime, tačiau tuos epizodus neretai užbraukdavo štai tokios klaidos. Salomonas prieš Šiškauską. Dar vienas reidas į baudos aikštelę. Salomonas
Dabar jau metimas link krepšio, galima žaisti toliau. Andrius Šležas ir toliau demonstruoja puikią gynybą ties pražangos riba, tačiau teisėjų nuomonė jos neperžengdamas ir jau nervuojasi Vili Salomonas. Nu štai Kęstutis Kenzūra taip pat atrodo veikiamas rungtynių įtampos, jau nusivilko švarką ir komandai toliau vadovauja vienmarškinis, pavyksta atkovoti kamuolį. Robertas Javtokas dabar daugiausiai prisidėjo prie to, kad išleistų kamuolį už aikštės ribų Tunčia Avodžobi. Šiškauskas su kamuoliu meta iš 3 taškų zonos, meta netaikliai, ima kamuolį Mindaugas Lukauskis, tačiau galima žaisti toliau ir skubai greitą kontrataką. Dabar jau Hapoel ekipa, dar viena neišnaudota galimybė ir už tai baudžia iškart Vilniaus komanda patyręs Doronas Šeferis. 43-38, 5 taškų skirtumas. Šiškauskas, Jasaitis, perdavimas arčiau krepšio, Robertą Javtoką stumteli. Įdengiantis Ido Kozikaro, tai antroji varžovų vidurio puolėjo pražanga. Ir antroji komandinė pražanga Hapoel klubui. Gražus perdavimas po krepšiu ir dar kartą be pražangos blokuoja varžovo metimą. Hapoel ekipa 2 kartus iš po krepšio, nepavyksta pelnyti taškų Vilniaus Lietuvos Ryto ekipos žaidėjams. Labiausiai gali būti ir gaila štai tokių neišnaudotų galimybių. Andrius Šležas, netaiklus metimas, atkovoja kamuolį ir pagaliau pelno 2 taškus Mindaugas Lukauskis. Vienas iš siurprizų Hapoel klubui. Štai šis jaunas 24 metų Vilniaus Lietuvos Ryto komandos gynėjas jau pelnė 7 taškus savo komandai, 40-43. Doronas Šeferis po krepšiu numeta kamuolį Solomonui. Solomonas palaukia, padvejoja, meta ir netaikliai meta. Lukauskis skuba į priekį, susiduria su varžovu, atiduoda kamuolį priešininkams. Ir tik tai patikima Roberto Javtoko gynyba dabar išgelbsti Vilniaus Lietuvos Rytą. Vilis Salomonas vėl ant grindų ir vėl rungtynių arbitrai rodo, jog reikia keltis ir tęsti šią dvikovą. Pražangos nebuvo. Šiškauskas, Andrius Šležas. Robertas Javtokas. Netaiklus metimas, atkovoja kamuolį Jasaitis, dar 2 taškai. Štai taip, kovingas, agresyvus, kietas žaidimas. Tiesiausias kelias į pergalę šios dienos rungtynėse. Dabar jau tik tai 1 taško skirtumas. 42-43. Vilis Salomonas. 10 sekundžių atakai. Šeferis 1 prieš 1. Ir Šeferis dar vienas sudėtingas metimas. Atkovoja kamuolį Ido Kozikaro. Galima žaisti toliau ir kokio metimo vos nepataiko varžovų ekipos vidurio puolėjas. Tačiau svarbiausia, kamuolys dabar jau vilniečių rankose. Andrius Šležas perdavimas po krepšiu ir Robertas Javtokas nepavyksta pelnyti 2 taškų. Bent jau pražangą varžovai užsidirba. Javtokas tos prie baudų metimo linijos. Galimybė išsiveržti į priekį. Štai šis perdavimas, vienas varžovas suklaidintas, antras taip pat. Ir labai nedaug trūko Robertui Javtokui. Dabar minutės pertraukėlė. Lietuvos Ryto komandos vidurio puolėjas jau 10 taškų pelnęs ir šiandien abi baudas pataikęs. Robertas Javtokas gali išvesti į priekį, jeigu sumes abi baudas. Išlyginti rezultatą Robertui Javtokui pavyksta. 43-43. Ilgai vijasi, pagaliau pagauna savo priešininkus vilniečiai. Ir Vilniaus Lietuvos Rytas, jeigu neklystų, pirmąjį kartą šios dienos rungtynėse išsiveržia į priekį. 44-43, tai įvyksta 25-ąją rungtynių minutę. Ir aktyvi Vilniaus Lietuvos Ryto gynyba. Vilis Salomonas jam užtvarą stato Avodžobi, tačiau suspėja išvengti jos Ramūnas Šiškauskas. Šeferis keičiasi savo ginamaisiais Jasaitis ir Šležas. Avodžobi nemėgsta atakuoti iš toliau. Lenda arčiau krepšio Avodžobi. Ir užbaigia ataką taikliu 2 taškiu. 44-45 po taiklaus Avodžobi metimo. Vėl 1 tašku priekyje Jeruzalės Hapoel. Andrius Šležas. Lukauskis. Perdavimas Javtokui. Javtokas dėjimas iš viršaus ir vėl priekyje
svečiai. Vilniaus Lietuvos Ryto komandos vidurio puolėjas triuškina šiandien priešininkų gynybą 46-45. Vėl vieno taško pranašumą įgyja Vilniaus Lietuvos Rytas ir štai kaip aktyviai Jasaitis gainiojosi varžovų ekipos įžaidėją. Kelly McCarthy. Ilgokai buvęs šešėlyje. Kelly McCarthy dabar pelno 2 taškus. Pasiruošęs tą padaryti buvo ir Tunji Awadžiobi. Ir vėl persvara krypteli aikštės šeimininkų pusėn. 46-47. Ramūnas Šiškauskas prašo palikti jį vieną su netokiu judriu Ido Kodzikaro. Kamuolį Šiškauskas išsaugo, tačiau reikia jau pagalvoti apie metimą. Ir sužingsniuoja Ramūnas Šiškauskas. Štai taip atidirbo gindamasis Ido Kodzikaro. Privertęs suklysti, atrodytų puikiai vienas prieš vieną žaidžiantį. Ir dabar jau pranašumą tikrai turėjusi Ramūną Šiškauską. Keičia dabar Ramūną Šiškauską. Į aikštę įleisdamas Aroną Lukasą Kęstutis Kemzūra. Šiškauskas bus dar reikalingas. Nori išsaugoti šviežesnius savo lyderius Vilniaus komandos vyriausiasis treneris. Dar viena pražanga. Andrius Šležas prasižengė antrąjį kartą. Vieno taško Hapoel komandos persvara. 3 minutės 50 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Niekas neprišoko prie Šarono Driukerio ir vėl yra priversti sumokėti 3 taškais už šį menkutį, atrodo, nedidelį nesusipratimą prie savojo krepšio. Andrius Šležas. 50-46. Hapoel pranašumas dabar padidėjo iki 4 taškų. Netikslus Jasaičio perdavimas. Tik ir laukia štai tokios klaidos. Tunji Awadžiobi atsidūręs tarp Roberto Javtoko ir tarp kamulio. Doranas Šeferis. Awadžiobi. Metimas per Roberto Javtoko rankas. Dar 2 taškai. 52-46. Prašo didesnės ir galių paramos Kelly McCarthy. O minutės pertraukėlės prašo Kęstutis Kemzūra. Trys minutės 12 sekundžių iki trečiojo kėlinio pabaigos. Dar vienas Jeruzalės Hapoel klubo spurtas, dar vienas bandymas atitrūkti. Nors vilniečiai jau ir buvo išsiveržę į priekį, tą persvarą jie džiaugiasi labai neilgai. Ir Ido Kodzikaro vėl prieš Ramūną Šiškauską. Tai yra, atsiprašau, 10 numeris Moše Mizrahis. Pirmajame žaidėsi truputį ir pirmoje rungtynių pusėje. Ir dar viena Arono Lukaso klaida. Gerai, kad klysta ir varžovai. Būtent štai tokios klaidos ir gelbsti kol kas ir Vilniaus Lietuvos Ryto ekipa. Nesėkmingas bandymas surengti greitą kontrataką. Ir vėl Aronas Lukasas. Nežaidžia šiandien taip užtikrintai, kaip esame įpratę. Jį dažnai matyti Aronas Lukasas. Iš 3 taškų zonos. Netaiklaus metimas Milanas Golievičius. Visi 3 tritaškai kol kas skrieja pro šalį. Awadžiobi prieš Robertą Javtoką. Vėl žaidimas nugara. Ir pražanga Robertui Javtokui. Ypatingai ir nesiginčia dabar su teisėju Robertas Javtokas. Antroji pražanga rezultatyviausiam Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkui. Ir Awadžiobi atrodo stos prie baudų metimo linijos. Labai atletiškas, šoklus. Puikiai kūną ore valdantis krepšininkas. Kurio ūgis, kaip jau minėjau, tik 2 metrai ir 1 centimetras, tačiau ką šiandien jis kartais išdarinėja po Vilniaus komandos krepšiu. Taiklus pirmasis baudos metimas. 0-8 pralaimi jau šią poros minučių atkarpą Vilniaus Lietuvos Rytas. Antrasis baudos metimas netaiklus ir pralaimi kovą dėl atšokusio kamulio vilniečiai ir gauna dar 2 lengvus taškus iš po krepšio. 55-46.
Vėl pavojingas momentas Vilniaus komandai. Netaiklus metimas, atkovoja kamuolį Simas Jasaitis. Aronas Lukasas. 2 taškai prasiveržus po varžovų krepšiu. Po ilgos pauzės 2 taškus pelno Vilniaus krepšininkai. 48-55, 7 taškų skirtumas. Minutė 50 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Daronas Šeferis. Keli Makarti. Pro galinę liniją, perdavimas Avadžovi ir pastarasis pelno dar 2 taškus. Nepavyksta dabar Robertui Javtokui jau antrą kartą iš eilės apginti savoje krepšį, apginti savosios baudos aikštelės. Aronas Lukasas perdavimas Robertui Javtokui ir pražanga, kurią iškart pripažįsta dar ant grindų gulėdamas Ido Kodzikaro. Tai tik tai 4. komandinė pražanga šiame kėlinyje. Hapoel ekipai. Minutė 31 sekundė lieka iki kėlinio pabaigos. Hapoel komandos pranašumas dabar 9 taškai. Reikia vėl lipti iš duobės Vilniaus klubui. Milanas Golievičius. Andrius Ramūnas Šiškauskas. Ir taiklus Šiškausko dvitaškis. Vėl lemiamais epizodais imasi iniciatyvos lyderis. Ir vėl šiek tiek ramina Hapoel komandos sirgalių armija. 50-57. Minutė 5 sekundės iki šių rungtynių 3 kėlinio pabaigos. Daronas Šeferis. 4 sekundės atakai. Ir vėl viską paprastai ir efektyviai daro Daronas Šeferis. Kaip lengvai išmaudo Aroną Lukasą. Tarsi per treniruotę sužaisdamas su juo. Paprasta 1 prieš 1 ir pelno 2 taškus. Vėl 9 taškų skirtumas. 35 sekundės ir 12 sekundžių atakai. Aronas Lukasas. Dar vienas gražus reidas ir atsilygina lygiai to pačiu. Aronas Lukasas, na bent jau atsirevanšuodamas varžovui. 52-59, 24 sekundės. Šiek tiek mažiau laiko lieka Jeruzalės Hapoel atakai. Taigi galima dar tikėtis, jog liks laiko vienam antpuoliui Vilniaus Lietuvos Rytui. Keli Makarti vėl. Daronas Šeferis 1 prieš 1, dabar jau 2 prieš 2. Ir suklysta varžovai. Galimybė pelnyti 2 lengvus taškus. Golievičius 2 taškai, greita kontrataka, kuria ir baigėsi trečiasis kėlinys. Aidi sirena skelbianti apie trečiosios rungtynių dalies pabaigą ir ji vėl 7-4. Lygiai toks pats skirtumas, koks jis buvo ir prieš prasidedant didžiai pertraukai. 18-18. Toks yra trečiojo kėlinio rezultatas. Ir kamuolį dabar į aikštę jau grąžina Vilniaus komandos varžovai. Ant atsarginių žaidėjų suolelio sėdi Robertas Javtokas. Jį dabar pakeitė Dikei Simkinsas, kuriam teks atlaikyti varžovų priekinės linijos spaudimą. Vilis Salomonas, Ido Kozikaro prieš Jendrių Šležas. Kozikaro pralenda po krepšiu, pats atkovoja kamuolį Kozikaro ir pražanga. Pralaimėję kovą Vilniaus krepšininkai dėl pirmojo atšokusio kamuolio, vėliau jau priversti yra pažeisti taisyklės. Kozikaro stos prie baudų metimo linijos. Trečioji pražanga Andriui Šležui. Kozikaro šiandien metė 2 baudas, abi jas pataikė. Taiklus ir trečiasis baudos metimas. 7 Kozikaro taškas. Vilis Salomonas kol kas taip ir lieka su savo sąskaitoje turėdamas 6 taškus, tačiau jau 19 įmetė Avadžobis, 17 Daronas Šeferis, 8, štai dabar jau Ido Kozikaro padidinės vėl skirtumą iki 7. 54-61. Ramūnas Šiškauskas. Dešimt sekundžių atakai, vėl kamuolys Šiškausko rankose, 1 prieš 1, Šiškauskas, Lukauskis ir sugriebė jam už rankos Tundži Avadžobi, iškart pripažindamas savo pražangą. 2 baudos metimai, Mindaugas Lukauskis. Dabar gali sumažinti skirtumą. Lukauskis šiandien savo komandai pelnė 7 taškus, pataikė 3 metimus iš 5 ir baudų kol kas šiandien jis dar nemetė. Dabar jau Daronas Šeferis diskutuoja su rungtynių arbitru. Daronas Šeferis bando įrodyti, kad po pražanga nemetimo metu teisėjas
įsitikinęs kitaip. Mindaugas Lukauskis, 8 taškas. Ir taiklus abu baudos metimai, vėl skirtumas sumažintas iki 5, 56-61. Apsikeitė kol kas tik tai taikliais baudų metimais per tą nepilną pirmąją minutę šiame kėlinyje abi komandos. Tundževo Džobi. Netaiklus metimas. Ir užmina ant galinės linijos Ido Kozikaro. Dar prieš grąžindamas kamuolį savo komandos draugui buvusiam aikštėje. Antroji ketvirtojo kėlinio minutė. Aronas Lukasas prieš jį Doronas Šeferis. Lukauskis iš 3 taškų zonos. Metimas netaiklus, kamuolys nukrenta Šiškauskui į rankas ir neskuba dabar Vilniaus Lietuvos Ryto komandos lyderis. Perdavimas Dikei Simkinsui. Gauna kamuolį po krepšį Dikei Simkinsas ir pražanga Kelly McCarthy. Paskutinė akimirka spėjusiam išmušti kamuolį iš varžovo rankų. Visų sirgalių įsitikinimu jis tai padarė nepažeisdamas taisyklių. Arbitras užfiksuoja varžovo pražangą. Na, akivaizdžiai lietė Dikei Simkinso ranką Kelly McCarthy. Ir dabar Dikei Simkinsas prie baudų metimo linijos. Pagaliau pelno pirmąjį tašką Dikei Simkinsas. Neįtin sėkmingos rungtynės šiam krepšininkui. Būtent todėl jis gana ilgai ir sėdėjo ant atsarginių žaidėjų suolelio. Abi baudos pataiko Dikei Simkinsas, mažindamas skirtumą jau iki 3 taškų. Ir kol kas šiame kėlinyje abi komandos taškus pelno tik tai baudų metimais. Tai rodo, jog gynyba jau yra šiandien pasiruošusi net ir rizikuoti, pažeidinėti taisyklės, ypač ketvirtajame kėlinyje, saugodama savo į krepšį. Doronas Šeferis, perdavimas komandos draugui, iš karto atgal gauna kamuolį Šeferis ir neįmeta dabar ir dėl to labiausiai nervinasi Ido Kozikaro. Doronas Šeferis vėl ištraukia visą Vilniaus komandos gynybą, pritraukia prie savęs porą krepšininkų ir priverčia ketvirtąjį kartą prasižengti Andrių Šležą. Ir Ido Kozikaro prie baudų metimo linijos. Taiklus ir 5 baudos metimas. 9 tašką pelno šis Izraelio rinktinės žaidėjas. Na, nėra iš tų krepšininkų, kurių žaidimą būtų galima pavadinti efektingu, tačiau štai taip sunkiai triūsdamas po krepšiu, jis gana sėkmingai renkasi savo taškus, renkasi naudingumo balus, o dabar dar per anksti į baudos aikštelę įžengęs Dikei Simkinsas suteikia dar vieną šansą savo varžovams. Ir šį kartą jau taikliai meta Ido Kozikaro. 10 jo taškas ir skirtumas vėl padidėja iki 5. 58-63. Lygiai 2 minutės sužaista ketvirtajame kėlinyje. Andrius Šležas. Mindaugas Lukauskis pasislėpė už Andriaus Šležo užtvaros. Jo metimas netaiklus. Simkinsas atkovoja kamuolį, pranokdamas dabar Tundževo Džobi, galbūt net vėlgi sužaisdamas ties pražangos riba. Tačiau svarbiausia, jog dvikovą Vilniaus komandos legionierius laimėjo ir po to jau privertė varžovą užsidirbti pražangą. Štai, gal šiek tiek ir stumtelėjo, kovodamas dėl kamuolio savo priešininką Dikei Simkinsas, tačiau dabar jau jis stoja prie baudų metimo linijos. Ir štai tik tai taip žaidžiant, tik tai taip kietai ir agresyviai kovojant, galima tikėtis sėkmingos šios dvikovos ir apskritai šios serijos baigties. Prameta baudos metimą Dikei Simkinsas. Ir antroji bauda netaikli. 58-63. 5 taškų skirtumas. Vilius Salamonas, jam užtvarą stato komandos draugas, tiesa nėra labai galinga, kad jos neįveiktų Ramūnas Šiškauskas. O dabar 2 taškus pelno Doronas Šeferis ir dar pražangą užsidirba Aronas Lukasas. Iškart ruošia keitimą Kęstutis Kemzūra. Vėl Jeruzalės komandos spurtas. Ketvirtoji Arono Lukaso pražanga šios dienos rungtynėse. Tai ši situacija. Mėtė atrodo metančio varžovo ranką Aronas Lukasas. Dabar jam tenka sėstis ant atsarginių žaidėjų suolelio, o Doronas Šeferis dar stoja prie baudų metimo linijos.
Taiklus ir šis patyrusio krepšininko baudos metimas, 20-asis Dorono Šeferio taškas. Vėl 8 taškų skirtumas, 58-66. Grįžo į aikštę dabar jau ir Robertas Jevtokas. Tai dabar jisai gauna kamuolį, 1-1. Ir dėjimas iš viršaus. 2 įspūdingi taškai, 2 labai reikalingi taškai. Robertas Jevtokas pelno 16 tašką savo komandai, 60-66. Doronas Šeferis. Rezultatyviausias varžovo ekipos žaidėjas. Kelly McCarthy, dviguba gynyba. Vilis Salomonas spėja išmesti kamuolį, tačiau metimas netaiklus. Ir Šiškauskas su kamuoliu. Rodo, jog greičiau pereitų į greitą kontrpuolimą Kęstutis Kemzūras savo komandos krepšininkams. Apoel ekipa suspėjo sugrįžti prie savojo krepšio. Simas Jasaitis. Iš 3 taškų zonos vėl netaikliai. Ir kamuolys jau Apoel ekipos gynėjo rankose. Vilis Salomonas. Pasyviai šiaip taip Simas Jasaitis. Tai reikia saugoti, ypatingai reikia saugoti ir Doroną Šeferį, kuris jau sumetė 20 taškų ir atrodo yra nusiteikęs pridaryti dar daugiau nemalonumų Vilniaus komandai. Surizikuoja dabar Dickie Simkinsas, jam bando padėti Robertas Jevtokas ir užsidirba pražangą. Pražanga, kuri suteikia šansą mesti 2 baudas. Tunji Avodžobi. 19 taškų jau pelnė šis žaidėjas savo komandai. Ir dabar gali net aplenkti rezultatyviausių krepšininkų sąrašuose. Kol kas ten pirmoje vietoje esantį Doroną Šeferį. 6 minutės ir 19 sekundžių. Ir jau 4 komandinė Vilniaus Lietuvos Ryto pražanga šiame kėlinyje. 3 pražangas yra surinkę Hapoel krepšininkai. Taiklus baudos metimas. 60-67. Štai antroji bauda nepasiekė tikslo, skirtumas padidėjo tik iki 7 taškų ir su kamuoliu dabar Mindaugas Lukauskis. Lukauskis, Simkinsas, Šiškauskas, Jasaitis ir Jevtokas. Toks yra Vilniaus komandos penketas. Šiškauskas įsikabinęs tiesiog į jį Kelly McCarthy. Dickie Simkinsas. Labai netaiklus metimas, kasgi suskups pirmasis prie kamuolio. Simkinsas numuša tiesiog į Šiškauskų iš rankų. Galima žaisti toliau, rodo rungtynių arbitras. Ir dabar jau neskuba Ramūnas Šiškauskas. 1-1. Perdavimas Robertui Jevtokui. Ir Jevtoko sudėtingas ir taiklus metimas. 62-67. 18 Roberto Jevtoko taškas. Puikus šio vidurio puolėjo žaidimas. Vėl gelbsti Vilniaus Lietuvos Ryto komanda. Sumažėja, varžovų persvara vėl sumažėja iki 5 taškų. Slystelis Simas Jasaitis, paleisdamas Doroną Šeferį ir iš karto taiklus 2 taškis. 22 Dorono Šeferio taškai ir vėl 7 taškų skirtumas. Simas Jasaitis bando atsidengti Šiškauskas. Dabar gauna kamuolį Šiškauskas. Varžovai kol kas yra prasižengę tik tai 3 kartus. Šiškauskas meta iš 3 taškų zonos, pataiko nepaprastai sudėtingą metimą. Prilipęs prie jo buvo Kelly McCarthy, tačiau tai Šiškauskui nesutrukdė. Ir po Šiškausko 3-taškio metimo skirtumas sumažėja iki 4 taškų. Tai yra iki 5 taškų, 69-64 ir pražanga dabar jau atrodo ką tik 3 taškį įmetusiam Ramūnui Šiškauskui. Antroji asmeninė pražanga, tačiau svarbiausia, tai yra jau 5 komandinė pražanga ir Kelly McCarthy stoja prie baudų metimo linijos. Taiklus baudos metimas. Šiandien Jeruzalės Hapoel krepšininkai metė 20 baudų ir pataikė iš jų 16. Ir antroji bauda taip pat taikli. 71-64. Vėl 7 taškų skirtumas. 4,5 minutės iki rungtynių kėlinio pabaigos. Mindaugas Lukauskis. Dickie Simkinsas. Vėl perdavimas Robertui Jevtokui.
10 sekundžių atakai. Robertas Javtokas išsprūsta, kamuolys jam iš rankų ir turi grįžti į gynybą. Vilniaus Lietuvos Ryto komandos vidurio puolėjas šiandien pelnęs jau 18 taškų. Padidinti savo taškų ir komandos taškų skaičiaus. Dabar šios atakos metu jam nepavyko. Iš arčiau dabar bando dengti visus savo priešininkus Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai. Šležas grįžta į aikštę vietoj Simo Jasaičio. Šležas turi 4 pražangas. Jeigu jam teks dengti taip Daroną Šeferį, jis tai turės daryti labai atsargiai. Jeigu nori, aišku, išlikti dar ir ilgiau pažaisti šios zonos dvikovoje. Ir Ramūnas Šiškauskas išteli koją besiveržiančiam varžovui. Trečioji Šiškausko pražanga ir vėl baudos metimai. Štai tokios pauzės be abejonės labai naudingos yra APOEL ekipai, kurios žaidėjai beveik, lyderiai žaidžia beveik be pertraukų, beveik be poilsio. Ir aišku, kiekvienas toksai stabtelėjimas jiem papildoma galimybė šiek tiek atgauti kvapą, šiek tiek pataupyti jėgų ir pasiruošti, aišku, likusiai rungtynių daliai. Vilis Salamonas. Tik 7 taškai. Su šiuo krepšininku kaip ir susitvarkė lyg ir Vilniaus Lietuvos Rytas, tačiau daug daugiau nemalonumų padarė kiti du žaidėjai, Daronas Šeferis ir Tundžė Vodžobi. Ir štai dabar vėl 9 taškų skirtumas. Dar vienas kritinis momentas Vilniaus Lietuvos Ryto ekipai. Dikei Simkinsas ir pražanga vienam iš APOEL ekipos krepšininkų. 12 numeris Tundžė Vodžobi atrodo prasižengia 4 kartą. Ne, 3 pražanga vienam iš varžovo lyderių ir 4 komandinė. APOEL ekipos pražanga šiame kėlinyje iki kurio pabaigos beveik 4 minutės. Netaiklaus Mindaugo Lukauskio metimas, nors įsiveržta į baudos aikštelę ir buvo labai gražiai, aštriai ir efektingai. Ir dar viena pražanga, kuri vėl suteikia labai gerus šansus tiesiog ramiai rinkti taškus. Pražanga, kurios dabar vargu ar reikėjo. Ir dabar minutės pertraukėlė. Jeruzalės APOEL komandai jau padidino skirtumą iki 9 taškų. Ir dar po šios minutės pertraukėlės jėmės 2 baudas. Solomonas. Šiandien 2 baudas metęs, abi jas pataikęs. Dabar jo rankose galimybė padidinti skirtumą iki 11 taškų. Priminsiu, aštuntfinalyje Lenkai, Sopota Trefl. Čia pralošė 10 taškų, tų 10 taškų atžaisti savo arenoje taip ir nesugebėjo. Nepaisant to, kad pirmavo, buvo įgė net 17 taškų persvarą, tačiau pabaigoje, rungtynių pabaigoje triumfavo jų varžovai. Ir bent jau pirmosios rungtynės kol kas vyksta pagal panašų scenarijų. Vili Solomonas, dar vienas taiklus jo baudos metimas ir 11 taškų skirtumas. 64-75. Vilniaus komanda šiame kėlinyje pelnė tik tai 10 taškų. Aronas Lukasas. Vėl netikslus perdavimas Ramūnui Šiškauskui. Ir dar viena prarasta galimybė, kuri gali labai brangiai kainuoti Vilniaus komandai. 11 taškų persvarą dabar turintys Jeruzalės APOEL ekipos žaidėjai visiškai valdo situaciją aikštėje, diktuoja ir rungtynių sąlygas ir žaidimo tempą. Išnaudodami didžiąją dalį Vilniaus komandos klaidų, kuri šiandien suklydo jau 17 kartų. Vilis Salamonas. Idoko Zikaro. Salamonas. Ir netaiklus metimas, grumtynės dėl kamuolio. Pirmasis prie suskumba Ramūnas Šiškauskas. Vėl rodojo greičiau pereitų į varžovo aikštės pusę. Kęstutis Kemzūra savo krepšininkams, tačiau antroje rungtynių pusė galbūt kartais per daug ir statiškai ir per daug ramiai apsigynę rungtyniauja Vilniaus Lietuvos Ryto žaidėjai. Ir štai susigriebęs net už galvos. Dabar yra Kęstutis Kemzūra. Vėl ilgokai ieškom atsidengusių komandos draugų. Pražanga. 2 minutės ir 40 sekundžių lieka iki kėlinio pabaigos. Dabar jau Dikei Simkinsui atsiranda galimybė sumažinti skirtumą. Vilis Solomonas, 4 jo asmeninė pražanga. Dikei Simkinsas pirmasis 2 baudas pataikė, po to kitus 2 metimus prametė. Ir šiandien jo sąskaitoje tik tai 2 taškai.
Atkarta pirmasis metimas taiklus. 65-75. Ir antrasis baudos metimas pasiekė tikslą 66-75. Net jeigu ir nepavyktų išplėšti pergalę šios dienos rungtynėse, Vilniaus komandai reiktų padaryti viską, kas tik įmanoma, kad skirtumas būtų kuo mažesnis. Pasibaigus ketvirtajam kėliniui. Šeferis, vos nesuklysta varžovų lyderis. Vilius Solomonas, prieš jį Dickie Simkinsas, dabar jau Robertas Jevtokas. Apsigina nuo pirmosios atakos, tačiau vėl pralaimi kovą dėl kamuolio Vilniaus Lietuvos Rytas. Galima žaisti toliau. Taip, naujas laikas atakai nebuvo skirtas, nes kamuolys nelietė lanko. Vadinasi, jis turi atitekti Vilniaus Lietuvos Ryto. Ekipa štai dabar diskutuoja su rungtynių komisaru šios dvikovos teisėjai. Viskas aišku. Kamuolys atitenka Vilniaus Lietuvos Rytui. 2 minutės 14 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Aronas Lukasas. Dickie Simkinsas. Vėl ilgai ruošiama Vilniaus komandos ataka. Ramūnas Šiškauskas. Perdavimas Dickie Simkinsui. Simkinsas sužingsniuoja. Dickie Simkinsas, atimdamas iš savo komandos dar vieną šansą. 75-66. 9 taškų skirtumas ir lieka jau mažiau nei 2 minutės. 18 Vilniaus Lietuvos Ryto komandos klaida ir šiandien didžiąją dalį tų klaidų padarė abu legionieriai iš Amerikos. Aronas Lukasas ir Dickie Simkinsas. Kelly McCarthy. Gražus reidas, tačiau metimas netaiklus. Pavyksta apsiginti nuo dar vienos atakos. Dabar jau Ramūnas Šiškauskas. 1-1. Taiklus metimas. Labai reikalingi 2 taškai. Minutė 26 sekundės lieka iki kėlinio pabaigos. 68-75. Taigi Jeruzalėje dar minutė ir 26 sekundės iki šių rungtynių pabaigos. Iki pirmojo ketvirtfinalio mačo pabaigos. 2 taškus ką tik pelnė Ramūnas Šiškauskas, sumažinęs varžovų pranašumą iki 7. Ir Doronas Šeferis prieš Aronas Lukasas, turintis 4 asmeninės pražangas. Na, ta 5 pražanga gal ir nebūtų labai didelė tragedija rungtynės, bet kuriuo atveju artėja link pabaigos, tačiau blogiausia būtų tai aišku, jog Šeferis stotų prie baudų metimo linijos. Štai dviguba gynyba ir išsaugo kamuolį varžovai savo rankose, tačiau lieka tik 7 sekundės. Dickie Simkinsas dabar labai laiku atskubėjo ir uždarė į savotišką dėžutę kartu su Aronu Lukasu varžovų lyderį. Šeferis ieško komandos draugų ir vėl Vilius Solomonas prieš jį Ramūnas Šiškauskas. Solomonas. Reidas į baudos aikštelę ir 2 taškai. Paskutinė atakai skirta laiko sekundė. Prasideda paskutinė šių rungtynių minutė. Ramūnas Šiškauskas iš 3 taškų zonos. Metimas netaiklus. Grumtynės dėl kamuolio laimi. Robertas Jevtokas dar vienas šansas. Ne, sužingsniuoja Robertas Jevtokas ir atitenka kamuolys Vilniaus ekipos varžovams. 68-77. Na, nuo pralaimėjimo išsigelbėti jau nepavyks. Dabar tik tai vienintelis dalykas, ką dar gali padaryti vilniečiai, tai pasistengti, kad tas pralaimėjimas būtų kuo mažiau skausmingas. Nes visą tai, ką jie praleis šiandien į savo krepšį, reiks atlošinėti Vilniuje ir tikrai nebus lengva. Solomonas vėl 1-1. Ir vėl reikia pagalbos Ramūnui Šiškauskui. Pavyksta apsiginti. Sprūsta kamuolys Šiškauskui iš rankų. Ir kaip vėl vos nepadovanojo kamuolio savo varžovams Vilniaus Lietuvos Ryto komandos krepšininkas. Dabar jau Ramūną Šiškauską gelbsti tik tai, jog nepagavo kamuolio Tundži Avodžobi. Dėl jo išlėkęs net toli už aikštės ribų. 25 sekundės. 9 taškų skirtumas. Ramūnas Šiškauskas. Reidas link krepšio ir pražangos. Likus žaisti 21 sekundę. Šiškauskas stos prie baudų metimo linijos
Trečią pražangą užsidirba Mošė Mizrahis. Ir dar viena minutės pertraukėlė, kurios dabar Taigi grįžtame į Jeruzalę, čia Ramūnas Šiškauskas vėl turi galimybę kiek palengvinti savo komandos situaciją. 2 baudos metimai, 2 svarbus taškai. Pirmai pavyksta pelnyti Ramūnui Šiškauskui, skirtumas mažėja 1 tašku. Ir antroji bauda. Taip pat taikli. 70-77. Vilius Solomonas lekia link Vilniečių komandos baudos aikštelės, jį pasigauna Ramūnas Šiškauskas. Solomonas paliekamas 1-1 ir prasižengia vienas iš Vilniaus komandos krepšininkų. Jeigu tai Andrius Šležas, tai jau bus jam 5-oji asmeninė pražanga. Ne, vis tik Ramūnui Šiškauskui, atrodo, užfiksuoja šią pražangą rungtynių arbitrai. Vilius Solomonas prie baudų metimo linijos. Lieka 11 sekundžių, 11,3 sekundės, jeigu būti visai tiksliam, iki 4-ojo kėlinio, iki šių rungtynių pabaigos. Vilius Solomonas štai taip ir susirinko jau 13 taškų, 5 iš jų baudų metimais. Ir abi baudas sumetė Solomonas, vėl atstato 9 taškų skirtumą. Vilniaus komanda dar turi laiko, galima surengti vieną ataką. Štai sodina jau Solomoną ant atsarginių žaidėjų suolelio Šaronas Driukeris. Dabar paskutinė Vilniečių ataka, greičiausiai paskutinė. Ramūnas Šiškauskas. Iš 3 taškų zonos. Netaiklus metimas, Jevtokas atkovoja kamuolį ir pelno 2 taškus, pelno 2 svarbius taškus. Likus žaisti mažiau nei 1,5 sekundės. Mošė Mizrahis meda jau ne į krepšį, o link krepšio. Taigi, sunku pasakyti, ar verta labai liūdėti, ar verta labai džiaugtis. Na, Sveiki, po 2 savaičių